Valiutos keitimas. Valiuta24.lt. Lietuva – giminių kraštas. Todėl rugpjūčio 9 dieną susitikime linksmiausiame metų festivalyje Giminės balius. Bilietai giminėsbalius.lt. Iki pasipilstymo. Gerai, labą rytą visiems. Asmaro rytas kaip visada vėl apytuštis. Vienas iš retų kartų, kai gidas pas mus vėluoja, o ne mes pas gidą. Biškai nesusipratom su užsakymu, tiksliau nesuprato, kas užsakė, bet tu susakai kiaušinių, 3 kiaušiniai. Ir jinai pagalvoja, kad aš irgi susakiau, tai būtent suvalgė 6 kiaušinius pusryčio. Išvažiavome ekskursiją ir mums užleido klipą. Jeruzalėma. Iš naujo. Turbūt vienintelio sostinė, kur nėra kamščių. Ta prasme. Šia kareivė. Suimkite mane, prašau, buvau labai blogas. Kiekvieną iš dviračių įsodink į mašiną. Nu ir ką, ir tada ir pasidarytų kamštis. Kas čia? Čia modelio agentūros? Kas čia vyksta? Ta prasme. Nu va, išvažiavom iš sostinės, bet kaip nusikirto miestas, atrodo, kaip su kirvinu kapoja. Tada jau po daržos važinėjom. Nu čia dviračiai labai populiari transporto priemonė, tiesą sakant, nukelia 100 metų atgal ar kiek ten kada buvo dviračiai populiarūs, bet jie, kaip čia pasakyti, neskatina šitų motorolerių, motociklų, tik tai elektrinius. Tai šiaip tai ekologiškas, sveika, pilvo neturi daug kas, kaip aš, nes važinėja su dvirkom, viskas labai gerai. Oras geras turėtų būti. Nu, bet taip, nėra kamščių, sakė, kamščiai yra per ten pietus, tai kelios mašinos tiesiog. Nors padangų pažiūrėkė. Nu, bet tai man. Viskas fainai. Susipykę jie yra su Etiopija, susipykę su Džibučiu. Sudanas sakė gerai, bet Sudanas kariauja. Tik pasakiau, kad mašinų nėra ir dabar 1000 fūrų vienoje vietoje. Visa informacija, kurią skleidžiau, buvo melagiena. Šitai turi kelias, tai pablogėt, manau. Tai va, tai sakė, su Sudanu draugauja, gal net rytoj paduosiu paraišką vizai. Nuvaryti ten Port Sudan yra toks vienas, Port Sudan yra viena vieta, kur ten galima dar nuvažiuoti. Jau kur mūsų gidas labiausiai norėtų nuvažiuoti, tai netikėtas atsakymas buvo Armėnija. Nes jis sakė, armėnų buvo tam tikrų laikotarpių. Ir po to, kai prasidėjo komunistinis režimas, tai visus išvarė armėnus, italus, graikus, visus velniop. Išvarė iš čia ir viskas. Ką tik parodėm leidimus, davėm leidimus, ten grinai leidimas užsieniečiams keliauti po šalį arba tam tikras vietas. Daug vietų yra uždaryta, šiaip jau nėra daug galimybių kažkur nuvažiuoti. Išlipo. Seniukas norėjo, kad tai pavežtų. Sakai, čia turistai, nu gerai. Tai va, tai ką, tęsime Orijaus TV. Čiau. Šiaip jau čia nuvažiavo pamiegoti kažkur pailsėti. Gidas geras, ne? Išlipo ir paliko mus. Paliko su broliu jaunesniu. Yra gatvės tų prekeivių, kaip pastebėjai, kur visi kažką pardavinėtų kinietiškus šūdus. Ir kitas dalykas, jie su italais nesusipykė, sakė, italai malodės. Nu, nors buvus kolonija, bet laukia, sakė, kad labai laukia skrydžių iš Italijos, iš Milano. Kad būtų tiesiog neskrydžiai, kad čia atvažiuotų turistai. Aš kaip tik nenoriu, kad čia turistai važiuotų. Po to privažiuos, numiš. Nu. Man nuo tų pupų jau stoja skrandis, man atrodo. Turi angliukų? O, karvės, kupronų kariai. Kokiu būdu? Okei. Ei!
Tvarkingai, žiūrėk, reikia telefonų kalėt, sustoja, pakalba. Tai su tokiais laimėjo, iškovojo nepriklausomybę, šlentonzais. Keliame prieš 1000 metų. Turbūt vienas iš nedaugelio turų, kur net nežinau, kur važiuoju. Eritrėjui nėra daug pasirinkimų, kur važiuoti, nes kariauja visur ten pasieniuose, daug užblokuotų miestų turistams, negalima važiuoti. Tai krypčių yra gal vos ne 3. Tai va, pasirinkom čia vieną, kur važiuoti kalnus, kas tuose kalnuose nelabai aišku. Džiaugiamės puikiu oru, taip. Jo, let's go. Einam? Ai, ateina mūsų pamedžiojas. Pamiršt. Jis man eit pamiršt. Kažkaip nesimeža. Kaktusų degtinė. Taip, prasideda 40 minučių kelionė. Pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas gera Eritrėjos gamtoje kalnuose. Kitaip tariant. Čia kažkoks Valiuta 24 žygis darbuotojų. Su maikėm. Team buildingas, su maikėm, su kepurėm. Vadovui visai bandoma įtikti. Juoktis iš, sakykime, vadovo Mindaugo anekdotų jau girdėtų. Vakare laukia turbūt koks nors koncertas gal paruoštas, gal. Jeigu įmonė gerus laikus išgyvena. Bet kad vasaros metu galim vaikščiot Afrikoje, net su kelnėm ir aš nelypstu, negipstu, tai čia jau yra pasiekimas. Nu, sakė off season. Eritrėja Liepos 1 diena su kelnėm, dar juodom. Gerai, jau gailiuosi, kad esu su kelnėm ilgom, jau čia karšta. Toliau vyksta Valiuta 24 LT darbuotojų vasaros šventė. Puikus oras, puikiai diena. Vadovas sugalvojo būtent team buildingą vaikščiot po kalnus. Visiems labai smagu, pusinėjo. Kiti jau atgal grįžinėjo. Vadovas ir keli entuziastai priekyje. Pusė, tiesą sakant, jeigu atvirai, taip jau pripys. Taip, aha, jau gerai. Nežinau, gal gerai. Taip. Šiaip kalnuose ramu būtų, jeigu ne asilai visokie. Asiliukų. Labas, asilienai. Oi, atsiprašau. Kad sukėliau jums diskomfortą. Sako, arba kitaip tariant, meluoja, kad prieš 6000 metų čia yra nupiešta. 4000 metų prieš Kristų. Aš galvoju, kaip jie galvoja, kaip jie nupiešė liūtus, jeigu čia nėra liūtų. Nu, labai geras pastebėjimas. Jie nežinau, kad čia išbandė kažką. Taip nieks bibių ir nepripiešė tais laikais. Gal tu nori pripiešti? Norėčiau. Su spigliais. Nu, paspendęs pastas, čia bachūras. Jis žiūri, ko čia baigsis. O pimpalas auga. O, Jezu, į ką čia taip žiūrėtų, kad man irgi tai būtų. Oh my god. Oh. Ką man daryti? Ką jis mato? Bobų kažkokiu yra gal? Pažiūrėk, kaip pakilo. O, bliam. O, vėl laisvas kritybas. Op. Hei, ho. Hei. Aš taip jau biškai taip iš galo eit. Nu, kas atsidūrėt? Eiti. Kas tu per asilas? Kas tu per asiliukas? Kas tu per asiliukas? Jie, nespirk. Oi, ne. O, čia. Negazamas lūk. Čia mes nesusikalbam su asilais. Čia einam dabar į Akropolį. Suprask. Čia jaučiasi, kad bus gerai.
Iš tikrųjų šventykla labai patiko, paliko įspūdį didžiulį. O dabar einam kanjonas. Toliau po įspūdingas vietas vaikštom. Džiavyklą, bet šiaip aš namuose irgi džiaunu. Ant durų, ant spintos durų, ant kėdės, ant krašto kokio. Pizza. Pizza. And they also have sandwiches, egg sandwich, potato sandwich. Aišku. Tai gerai, pizza jau čia galima padaryti. Sakai? Tai jo, ką daugiau. Aiškinamės dabar, kad nereikia to, nereikia no, nereikia 3, nereikia 15. Va čia tos basanoškės jo. Tas geras permatomas. Va šitas geras. Atvarėm pizzos. Epizodas ragaujam. Epizodas ragaujam. Be mėsos, be kiaušinių, be nieko. Su morkom. Su morkom. Mineralka. Na dabar pašildė, žiūrim ką turim. To situacija. Tas pats. Biškai geriau. Ožys ožiuojasi. Ar čia tikrai tas? Gal ir kitas. Tai šiaip ne, sakė tas pats. Rubrika remia Valiuta 24 LT. Pinigai kaip ant medžio. Kaip pasikeitė Vilniui, Kaune ir Klaipėdai. Labas, kupinau. Jaunimas. Šiaip, kas tikrai stebina, tai yra šito vandens butelis 2 eurai. Daugokas, bet kodėl jie tokie nudrožti? Tai yra daugkartinio naudojimo. Se llama Impero. Varom ledų. Have you visited this cathedral? Not inside, no. This is the biggest Catholic cathedral church. It's St. Mary's. Tai buvo populiariausia vieta ledų vieta Fortuna Gelato Italiano. Pažiūrėkit, ten fainai vidai. Ledai. And another one. But, kaip Kas? Šitą? Jo, kad second. Ledukas. Thank you. No? Biškai nuo šaliau nuo centriuko. Ne biškai, labai. Būtume neradę. Sakau, neatsinauna, nieko neatsidažo. Taip yra, taip yra. Jau 6 skirtingus ledus įvarėm. Šiaip, 2 tie kubiukai 2,5 euro. Brangus paskanus. Čia populiariausias yra visose vodkose tas apsauginis. Čia nepasitraukė. Prisivalgiam ledų, dabar atvykome į Romą. Kavinė Roma. Roma. Sarė Roma. Šiandien tarp kitko Pitakėlio gimtadienis. 5. Pitakėlio gimtadienis. Aš čia neleidžiu laiką. Nu, sveikinam Pitakėlį su gimtadieniu. Tai nusipirkom šampūną ir supakuota yra į laikraštuką. Nusipirkom šampūną, įpakavo į laikraštuką. Gerai, pagaliau galėsim normaliai, ne su tais muiliukais, kur aš ploviau galvą, 2 mažiukais tais. Einam, dabar man rūpi tai. Tus. Labas rytas, nugulėjau šoną galvos, plaukai tokie, niekaip nepasitaiso. Žodžiu, dabar varom į Sudano ambasadą, pabandysiu gauti Sudano vizą. Pradžiai buvom nuėję į ambasadą, dabar einam į konsulatą. Ambasada sakė, eikite į konsulatą. Čia uždarytas. Čia ambasada, o nedirba, uždarytas žodžiu. Kaip yra? Laukiam. Išeinam be nesėkmingai, tas, kur daro vizas,
Čia kitiem gal ir kažką daro, bet mums daro išvažiavęs kažkokį susitikimą. Iš tikrųjų, tai nuvažiavęs pamiegoti 100%, žinau aš tos susitikimus. Ir va, ir nieko. Nėra intrigos, nėra nuotykių, nėra įdomų. Gal rytoj? Gal. Tai parkavimo moteris sučiupo mus ir reikia mokėti dar už stovėjimą. Senas, geras, patyręs centrinis paštas. Bandom užeiti į vidų. Taip, esam 1916 metais pastatytam pašte. Turi savitą stilių. Labai gražus, unikalus pastatas. Senas kaip pasaulis. Taip. Visos pašto čia dėžutėlės tokios gražios. Skanios dienelės, geros kavelės. Stilius atvirutė. Šiaip čia internetas tai yra, sakyčiau, Kubos lygio, Kubos situacija, kur internetą gauti gali interneto kaviniai kokioje, arba ten kodą, kur suveda, labai lėtai viskas veikia. Klausiu, kokia situacija čia su mobiliu internetu, tai labai prasta. Tai sakė, kad telefono operatorius nesuinteresuotas, kad visi per internetą kalbėtų per WhatsApp programėlę. Žodžiu, nes yra daug tarptautinių skambučių ir taip jie uždirba iš visokių skambinimų. Nu, tai žodžiu, čia laiko klausimas tik tai, bet nu, šiaip jau gerokai 20 metų galbūt ar kažkiek neprogresuoja šito klausimu. Tai, pavyzdžiui, anksčiau keliaujant, dėl ko būdavo blogas ryšys arba nebūdavo interneto šalyse, nes tai būdavo vietinės telekomo kompanijos ir jos nebūdavo tokios pajėgios turėti ten pakankamai to ryšio, stulpų visokių ir taip toliau. Tai būdavo silpnos ir praktiškai visam pasauliu dabar, kiek mačiau, tai yra tarptautinės kompanijos, nusipirkusios vietinės kompanijas ir įrengusios daug tų bokštų, stotelių, ten ko bereiktų, kad veiktų internetas, ryšys ir taip toliau. Tai čia kadangi vietinė, tai sukasi kaip gali arba net ir nesisuka iš esmės. Reikia labai daug investicijų, nori turėti internetą ir gerą ryšį. Tai to jie kol kas nedaro. Mes slėpynę žaidžiam. We're looking for you, you're looking for us, yeah? Modestėlė? Tau mašiną nuplovė dar prie to pačią. A jis prašė? Nežinau, negal. Okay. Tai turi pasirodyti ir monetos. Rytoj vizos, rytoj atvirutės, rytoj paskutinę dieną viską bandysim susisukti. How much did you pay? 30. 30? Yes. Už 2 eurus nuplovė. Šiaip ne, brangios paslaugos, ne? Nu, pas mūsų Kercher. Kiek su Kercher už 2 eurus, už kiek nusplauni? Nu. Bet tik tai vandenis. Nu. Reikia greičiau plaut. Is it expensive? Yeah, pretty, yeah. And the building in front of us was the fascist headquarters. Yeah, see from the buildings, building style. Fascists, yes. And did you guys visit the opera house as well? Yes. Oh, wonderful. But we didn't go, we were here 2 times, but we didn't go inside. It was closed also. Oh, so don't worry. So we'll try to get inside. Pastebėjom, kad jie tarpusai nerėkauja, ne? Mes, būsiu to atvarys. Čia patyliukais, tiesiog į kitą gatvės pusę jisai, sakykime, šaukia. Mes mašinamas girdėjom. Nu, mes mašinamas girdėjom, tai. O. You got style, baby. Jo, kad toks jau visko važiuosim, važiuosim metal. How many people sits in this? Kiek žmonių čia sukrauta į fūrą. Sakėm, nežaidžia jokių sportų, bet su dviračiais tai profesionaliai važinėja labai daug žmonių. Dviratininkų, žodžiu, šalis. Kiek kaktus. They cutting them or what do they do? So what we do with cactuses, we let them grow everywhere. I mean, wherever they grow, we don't cut them. Number one. Number one sport. Gražu. Vaikai pardavinėja kaktusų vaisiukus, dabar pribėgs. Gerai, žiūrėk, o geležinkelio tiltų ir keliauja kažkas. Ir tikrai netraukinys. Šitas tiltas veikia iki 1.9, tiksliau tiltas veikia ir dabar, bet traukiniai važinėja iki 1.932. 200 kažkeli tuneliai yra, pavyzdžiui,
kažkur buvau radęs. Va, ten. Bet dabar traukiniai nevažinėja. Čia rimčiausias čiuvakas, nes jis turi kolonkę. Hello. Asilas paliktas vienas. Pasirodo, dusom lipdami dėl to, nes sostinė yra apie 2,5 kilo. Kodėl? Labai gražiai atrodai. Super atrodo, nu gerai. Koks babūnas. Ui! Žiūbala babūnų. Ant 2 kojų. Žiūrėk, koks pimpalas juokingas. Dar, kiek čia pimpalų šitam video? Man, that's crazy, eh? Atsargiai. Jis netada jis daro? Yeah, varai iš čia. Žiūrėk, va, koks pimpalas va mandistelė. Matau. Va, žiūrėk, kilnuojasi. Ok? Labretas yra kaip aš. ببعد شطريهم ببعد شطريهم ببعد شطريهم Turit kaktus. Peiliukas. Ara. We have Darbas. Very responsible job, huh? Okay, so take from this, the top one. this, yeah? Yes. Okay. Juokėsi vaikas, pirmą kartą. So just I eat straight, yeah? Like this? Yeah. Good. How is it? And with the seeds, you eat with the seeds, yeah? Skanus buvo? Aha, kur suvarai? Visur? Ar ant kėdės irgi? Ant kėdės ne. O, kas ten? Ir visi bėga. Everybody's running, huh? What? We also have another market. Do you wanna take a walk on this town? Yeah, einam pažiūrėti čia? Jo, einam. Yeah, let's go. Šitas nenori. Nu, kas per turgus? Bet tiek gradai reikia būtų užlipusiems, žinai. How much is one? How much is one? It's around 800 nakfa. 800? 800. O. Yeah. Nu, kas pas mus aplinkui darosi? Aplinkui daug vaikų susirenka. Pasimeldžia, ožką ir pieno pasiėmė. So they stay within their group. They know each other. What's And up? they know also Oi, their tagabato. shepherd. Nu, fighting. Ko aja? Adela beta na tas mami. Tas geras, žiūrėk, kaip tikras ožys. Beveik visą laiką važiavam nuo kalno, o dabar daugybė restoranų, kavinių, barų, halūkių, myžalinių, paragaut jogurto. Jogurtai. Oh, the owner, oh, she's serious. Ateina savininkė. Na, atneša jogurtą, supranti. Ale kaip padavė jogurtą. Ale pavinį Česlovą kaip jogurtą. Rūgštus? Koks skonis? Kaip šitas... Ne kaip ramas. Ne, kažkas tak. Bičių medaus, taip? Su medum. Tai briedžiai pas... Jis bėga? Žiūrėk, lekia. Ūpas. Just for the car, is okay. Okay. Aha. Titinga. Čia toks baseinas buvo. Kokio dydžio baseinėlis.
Čia buvo tais laikais šūstrai, dabar pusiau šūstrai. Čia gyvenam. O, kaip gerai, kaip vėsokins. Air conditioner, oh my god. Veiks kondiškė dar pasakyti. Gyvenam ir vemiam, gyventume. Jau tuliką mačiau greitai, koks baisus. Ja, koks baisus. Neišvalyk. Ja, pasakyk. Nu, toks jau. Nieko, tuoj priešyksiu bus dar. Net nenuleistas. Tai gal aš netvarkytas tvarkė, nusimyžo ir išėjo. Taip ir buvo. Ne? Jo, dušelis. Tai kambarys, GVC. Kas dar? Spinta, lubos auksas, buvęs kondiškė, dabar yra šitas kondiškė. Iškiai atsivesinsim, nes laukia plius tu. Iš tiesų. Galvau, kad neišeisim. Nes dūmelį paskutinį išleido. O, varna, Albertina. Pažiūrėk, kaip ten mėlyna. Tai yra Masava miestas, legendinis, istorinis, nuostabus, nepakartojamas, karšta. O, kaip čia gerai. Turim pusantros valandėlės pagulėtim. O kiaušai jo pimpa, kaip tos beždžionės. Parodykite. Ir elgiuosi kaip beždžionė. Sušutė šlapė. This is the best hotel, yeah? Čia geriausias Masavos viešbutis, kuris kažkada buvo labai geras. Tokia vat praėjo žalia. Okay. Čia yra Masavos senamiestis šiaip jau. This is mostly Arabic. Arabic. Yes. It was all built by the Egyptians and the Ottomans. Mostly, and there's also an influence of the Italians. Tai Masavos senamiestis. Išlėdom 3 valandą, nes šiaip čia 3-6 gal kokie, labai karšta. Spūdingai karšta, žmonės nevaikšto, išskyrus šitos 2. Vaikai lyskit. Masava gerokai apgriauta, sakyčiau. Per nepriklausomybės kovas, kaip laisvino Masavos miestą. Neturim Bellatrix Lestrange. Čia vaikščioti savo nerekomenduoju, niekada nevažiuok. Jeigu jau yra plus 3-5, niekur nevažiuok, niekur nelyskit čia. Beprotnamis. Kretoj buvo keletą kartų toks beprotnamis. Sakai, varnas gėrė kondicionieriaus vandenį? Nu, jau iki tokio lygio. O, Bellatrix Lestrange. Vaikai sakė, tai high pencil. Į peštuką panašus gal. Kada man nudroštas ar ne? Nudroštas. Šiaip tai vaikai čia yra apylinkėse šalyse Afrikai ypatingai prašo pieštukų. Bet pencil dar negirdėjome, ne? Jo, sako pen arba bik. Pen arba bik. O bik tai yra, kaip žinot, seniau su bik rašydavo mokyklą visi, man atrodo, tais pieštukas. Prieš 34 metus, vat kaip sugriovė. Čia ir pašaudė ir visą kitą. Nu, tai taip ir liko po šiai dieną. Čia, sakė, buvo pats šustriausias, kiečiausias, verchiausias pastatas Bank of Italia. Tai va, apšaudė ir italų banką. Saugumo sumetimais einame į vidų. Taigi šiuo metu yra labai saugu vaikščioti prie subombarduoto pastato. Viskas yra saugu, nes turime ne šalmą, o valiutą 24 LT. Kepurės, čia buvęs bankas. Dabar į banką eiti nebereikia, ten nekeičia pinigų, pinigus keiskit valiutą 24 LT. Vilniui, Kaune ir Klaipėdoje. Pasakyk dar mano pavardę, duos nuolaidžikių. Eiti yra absoliučiai saugu. Atsargiai, aišku, atsargiai. O, bankyrai gerai gyveno.
Sugriauti pastatai ir bimbalas kieme. Na ką, važiavom ir paėmėm virusėlę. Opa. Čia virusėlė. We'll come back for this later. Okay. This part is all built by the Italians. Taip, einam į muziejų, bet jeigu ką, rašykit laišką masavomuseum.g.mail.com. Primena mūsų biologijos ar kokią pamoką, kur viskas, kas stiklainėse užraukta, rodydavo, pusė buvo nupuvę jau, bet vis tiek tai čia lygiai tas pats. Ta prasme, gan džiauroka. Nudžiūna tie viršus, kai nėra tas skysčio. Dėl po šitą bankelį vaikščiojimą. You want to swim also? Guys, do you guys want to do snorkeling? These are all nomads. They still live here, yes? They will change. Šlagbaumas atsidaro. Gerai, pabuvom muziejų. Nu, paprastas toks muziejukas, visą kitą. O dabar atvarėm į paplūdimį. Sakėm, varyt maudytis ar ne. Dabar galvojam, ar būtina. Sveikų pastatų čia nelabai yra, ar ne? Istorikė Modestėlė. Ar isterikė gal. Taip, istorinis pastatas irgi supiltas. It was beautiful, huh? Did you see some puppets inside the museum? Aha. Saugu vaikščioti. Durys, viskas. Nu, kokias, kiek dabar mokėtum tokias plytelės susidėti? This is fountain? Used to be. Kaip sugriuvo prieš čia kiek metų? 3-4 ar kiek? Taip ir palikt. Ratas. Toks bent jau į Bernelių užžygą, bent jau tokį. Galėtume parvežti, nu. Nepagailėjo. Aš tam pastatą. Bet čia dar ventiliatoriai čia turėjo ventiliatorių. No. Šutinat iš čia. Net nepamačiau, kai lipom laiptais, kad va toks kabo kabikas virš galvos. Taip, tai pastačiukas iš lauko atrodo būtent taip. Dar vienas įdomus faktas apie prezidentą ir apie kokią čia politinę sistemą. Tai čia rinkimų nėra. Jau 34 metai jokių rinkimų, niekas nieko nerenka, neina balsuoti, nes 34 metus valdžioje sėdi tas pats žmogus. Galvojau, kaip čia įsitaisė, kaip čia pateko, koks čia vietinis Lukašenka. Bet tai yra žmogus, kuris atvedė į nepriklausomybę Eritrėją. Ilgo 30 metų karo su Etiopija, žodžiu, rezultatas 93 metais galiausiai paskelbta nepriklausomybė. Ir prezidentas, kurio vardo dabar šiuo metu neminėsiu, Eritrėjos prezidentas, neminėsiu vardo dėl tam tikrų priežasčių. Priežastis yra labai rimta, aš nežinau jo vardo nei pavardės. Tai jisai atvedęs šalį nepriklausomybę. Valdžioje jau toliau sėdi ir iš biudžeto, kaip sakant, lobsta. Aš įsivaizduoju, kai tiek daug nuveikė, šalis tapo nepriklausomai, dabar negi duosi kažkokiam jaunam specialistui valdyti šalį. Nu, neduosi. Va. Brazauskas kodėl taip nedarė, aš nesupratau. Čia atvykom į restoraną, sakė, geriausias jūros maistas, gerybės pasaulyje. Mineralka. Where the factory was during the Italian war. Ką tik sužinau, kad jisai žaidė U20 kašės rinktinėje Eritrėjos. Reikia pasimatuoti. Let's look how tall you are. No? Tokią pačią dydžią. Jo? Jo. How tall? How tall are you? Equal. Equal? Aha. How tall are you? Pažiūrėsim, ar tos pačios. I would say I'm 189. 189? Not small. O tu? Little. 185. Negalim. You're 185? It said karonsai. Spagetis. Va, tie tokie platesni. Gerai? Pirmas spagečių. Tai na.
deganti keptuvė. Opa. Thank you. Tai sėdim linksmai prie stalo. Valgom jūros gėrybės, sakė, kad yra geriausias jūros gėrybės pasaulyje, suprantate. Bet čia, sakėm, yra turbūt viena prabangiausių fūrų tiesiog ilsėjimusi vietų. Masavo senamiestis. Fūrytės, va, pailsėsim prie vandens, nėra čia ko. Bet šiaip maistelis tikrai yra geras, labai žuvis gera viską. Dėrėtų pasistengti Lietuvos žuvininkams. Tikrai taip. Restoranui Karpinė. Karštos ir darbingos vasaros irgi susitikimų rudeniop.